Sveiki, nauji integralios stimuliacijos vartotojai. Šiandien noriu Jums papasakoti apie pagrindinės terapijos fazes, iš ko jos susiduria ir ką patiria Jūsų vaikas gaudamas šią terapiją. Tai fazę sudaro dvi dalys. Tai yra pasyvioji fazė ir aktyvioji fazė. Pasyvioji fazė tai yra ta fazė, kur vaikas yra mamos įsčiose. Aktyvioji fazė tai yra jau po gimimo, kai vaikas gimsta, jis jau pradeda sąveikauti su pasauliu ir aktyvioji fazė jis jau pradeda aktyviai pats kalbėti ir naudoti savo balsą, naudoti aktyviai savo jau judesius, tai yra aktyvioji fazė. Taigi, iš ko susideda mūsų pirma pasyvioji fazė? Tai pirmas dalykas, ką vaikas turi patirti šioje fazėje, tai jis turi nugrimzti vėl į gimdą. Tai šią dalį sudaro keli elementai. Tai pirmiausia, mes vaiką supažindiname su garsu. Jis turi priprasti prie jo, jis turi priprasti prie tų dažnių šokinėjimo, apsiprasti ir pajausti pačią terapiją. Sekantis žingsnis, jis yra nugramzdinamas į mamos įsčias. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes po truputį gražiai išfiltruojame visus dažnius ir vaikas pradeda girdėti mamos balsą aukštuose dažniuose. Praėjus šitą fazę, jau nugramzdinimo, vaikas kelias dienas, tai gali būti nuo 2 iki 5 dienų, jisai gauna mamos balso terapiją. Tai yra, jisai patiria, ką reiškia vėl girdėti mamos balsą. Po 3, 2 ar 5 dienų mes galime pajungti ir silpnus motorinius garsus. Ką duoda šitie garsai? Tai vaikas, būdamas mamos įsčiose, jisai girdi silpnus žemus dažnius. Tai yra, jie yra labai nuslopinti. Dėl to šita fazė yra labai svarbi, kai atkuriant ir nugramzdinant vaiką į mamos įsčias, kad jis tikrai atkurtų tą pojūtį buvimo gimdoje. Taigi, ši fazė susidedanti iš 4 elementų, ją sudaro 80 arba 108 valandos. Tai priklauso nuo to, kokia yra vaiko diagnozė ir kaip mes galime kiekvienam etape galbūt pailginti jį ar patrumpinti, žiūrint ir reaguojant atskirai į vaiką. Tai šis etapas yra pats ilgiausias, tai yra nugramzdinimo ir panerimo į mamos įsčias. Šiame etape pirmi 3 elementai, tai yra supažindinimas, nugramzdinimas ir pirmos tos kelios dienos nuo 2 iki 5, kol mes klausomės mamos balso, mes šitame etape dar negauname naktinių terapijų. Naktinės terapijos pasijungia tik kai pajungiame silpnus motorinius nustatymus. Tokiu metu vaikas gauna dienos metu vieną klausimą silpnus motorinius nustatymus, sekantį klausimą mamos balsą, sekantį klausimą vėl gauna silpnus mamos nustatymus ir į naktį jisai išeina irgi su mamos balsu. Pereinant prie sekančio etapo, jame mamos balsas lieka naktį, gali būti ir dienos metu įdėtas, bet gali būti ir pasirinkti kiti takeliai įdėti. Tai jau antroje fazėje mes galime pasirinkti ir stimuliuoti tam tikras zonas, kurios reikalingos stimuliuoti jūsų vaikui. Jeigu jūsų vaikas yra hiperaktyvus, ar jisai turi kitų emocinių problemų, ar jisai turi kalbos problemų, mes galim pasirinkti tam tikras zonas ir stimuliuoti jau tas zonas specifiškai labai koncentruotai į tam tikrą zoną. Ir vėlgi šitoje fazėje jau jūsų vaikas gauna naktinės terapijas. Antroji, trečioji, ketvirtoji ir penktoji fazė, jos gali tęstis ir ilgą laiką.
Tai jų laikas yra nuo 30 iki 45 valandų gali būti ta viena fazė dėliotis. Tų fazių ilgis yra reikalingas tiek, kol mes tikrai pasiekėme tų mūsų norimų rezultatų arba vaikas jau yra pasiruošęs gimimui. Ką reiškia gimimas? Gimimas tai tarsi žingsnis iš pasyvios fazės ir perėjimas į aktyvę, bet tuo pačiu tai ir mes atkuriame garso gimimą, tarsi vaikas gimsta dar kartą. Tai jisai pilnai išeina gaunasi vėl jisai išeina iš mamos įsčių. Nes kai jūsų vaikas gimė, tai jis irgi patyrė garso gimimą, nes jo ausis gimus išsilaisvino nuo gimdos skysčių, jos išlaisvėjo ir jis pradėjo girdėti daugiau to pasaulio. Taigi, perėjus ir gimus jūsų vaikui, pats gimimas gali trukti irgi nuo 2 arba net ir iki 5 dienų. Tai gali būti labai lėtas procesas arba labai greitas. Vėlgi, tai labai individualu ir priklauso nuo jūsų vaiko. Sekantis etapas, aktyvi fazė, tai kai vaikas jau gali gauti tam tikras stimulacijas jo zonose, bet tuo pačiu jisai jau aktyviai pats gali perskaityti, atkartoti žodelius. Jisai pats skaito ir girdi save ir šioje fazėje jau įsijungia irgi darbas su mikrofonu, jisai yra mokinamas dainuoti, tam yra irgi specialios programėlės, kur jisai galės atkartoti ir mokintis kalbos ir jo tarimo, integruotis į pasaulį, bet taip pat jisai gali gauti ir tų etapų psichologinių, kurių jam reikia, ar emocijų, ar motyvacinių, mes vis tiek galime toje zonoje irgi dar pastimuliuoti. Taigi, tikiuosi, truputėlį tapo jums visas šitas procesas lengvesnis ir susitiksime su jumis integralioje stimuliacijoje.